Girdėjau, kad žmonės sako, kad dabar žemaičių kalba yra ant pakelėjimo bangos didelės. Mane irgi taip atrodo, kad pasižiūri viešai erdvę, knygų prilestų, daug darbų padarytų, raštas, muzikas kombins, kad žmogus jau pašnek žemaitišką eterį, drąsiesnis. Bet pasivakščiojus po žemaitės Veina iš Rydžių miestelį, išgirdau visai kitokias natas. Tai vaikščiavai po krautus, tai ten neišsiplės, bet visko tiek išgirsti. Ne tik žemaitišką šnekantys ir bendrinti labai gražiai, labai didelį procentą. Ir kur norėčiau apsistoti, tai praleidau dieną vakų žaidimą aikštelė. Ir specialiai klausiaus, ką vaka šnek. Tai daugiausia neišnekėjai visi bendrinti kalbą, o nemažai ir anglišką tarp savęs bendravimuose dėl mondrom. Bet kad žemaitiška būtų, aš neišgirdau, aš nei vieną neišgirdau. Išgirdau tik tą du buočius, katrai buvo ateisiu savo vakų į žaidimą aikštelį. Jie neišnekėjai žemaitišką, o daugiau nieks. Tai aš galvoju, kaip mums nebūti tą kartą ir iš visko nebūtų tokios kartos, kad nebeperdaut savo vakams tos kalbos. Įsivaizduokiam. Ana iškeik senom atėjo, iškeik mums čia viskas yra įdauta į mūsų rankas, dabar mes galim to išmesti, neperdavti. Tai sustabdyti visko. Labai negerai. Reikia kažką pakeisti. Tai yra, kad mes turim suteikti bent jau šansą, kad mūsų vaka mokėtų žemaitišką. Aš suprantu, ten kiti tėvas sako, vaks paskiau prisitaikys lengviau, jeigu ten bendrinti šnekės, taip toliau, bet kas iš to, kad tu bus toks eilinis prisitaikėlis, bet nebeturės savęs. Tai geriau suteikiam galimybę, o ne jau, ką reikės, o ne taip šnekės per gyvenimą. Tau bendrinti tai tikrai laisvai išmoks iš aplinko. Jei nebus jokių bėdų, nebus jokių problemų. Ir ko dar norėjau pasakyti, kad kalba ir tokia kaip ašis, ant katros mes laikomės, ant katros mes sukamės. Palei katron mes atpažįstam viens kitą susiteikę. Jei nebūkiam tokiai lengva vėjai, nuputami lapelę, katros vies paėm, švyst nuput ir jau to veito niek nebija, o mūsų veito kažkas kits. Tai biškite savo šaknis palaistikiam, kiek iš šiandien. Ir kad jie linksmiau pabaigti to kalbą, tai ką rašom, žinot, viens kitam žemaitišką, uždėkiam vieną kitą kirti, ką mums iš šiandien, nes jei jau turim to raštą, tai reik, pabiškite gal ir išmoksim rašyti. Žinau, sunkiai, bet pasistinkiam. Tai laikykimės ir žvelgiam į saulę, o kai žvelgiam į saulę, tai taip automatiškai galva aukščiau pasistato.